nebuvo lengvos ir kuriuose Žalgiris praktiškai taip ir nepirmavo nė karto. Taip pat jūsų dėmesiui apžvalga tų rungtynių, kurios Eurolygoje vyko vakar. Žalgirio ir Olimpiakos tarpusavio rungtynėse apylygė kova vyko maždaug 2,5 kėlinio. Per pirmąją mačo pusę šeimininkai demonstravo savo puolimo galę, tačiau Žalgiris atsakė tuo pačiu, todėl varžovams atitrūkti nepavyko. 49-47. Lemiamas lūžis įvyko trečiojo kėlinio pabaigoje, kuomet spurtą 9-2 inicijavo ne kas kitas, o Arvydas Macijauskas. Tai buvo rezultatyviausios Maco rungtynės šį sezoną Eurolygoje. Jis pelnė 32 taškus ir pataikė 4 tritaškius iš 5. Tai yra tik tai vienu mažiau nei visa Žalgirio komanda, kurios snaiperiai Graikijoje šaudė pro šalį. Tik 5 taiklūs tolimi metimai iš 24. Maža to, Žalgiris ženkliai pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių ir šį žaidimo komponentą pagerinti šiandien gali tik tai agresyvus komandinis žaidimas, nes puolėjų gretos gerokai praretėjo. Kad ne tik aukšti krepšininkai gali kovoti dėl kamuolių, Graikijoje rodė Dežanas Kolinsas, sugriebęs net 7 kamuolius, tačiau aukštaūgiams darbo taip pat netrūks. Pavyzdžiui, Janis Borusis rungtynėse su Žalgiriu atkovojo net 14 kamuolių ir pasiekė savo karjeros rekordą. Jau nekalbant apie tai, kad Markas Džeksonas nėra labai parankus oponentas Aurelijui Žukauskui. Na, o dabar apie vakarykščius rezultatus Eurolygoje. Po pergalės prieš Malagos Unikaką Vilniaus Lietuvos Rytas užsitikrino mažiausiai antrą vietą B grupėje ir iš pirmos vietos nukristi gali tik tai vieninteliu atveju, jeigu pralaimėtų Zagrebo Cibonai, o Tel Avivo Maccabi komanda iškovotų 2 pergalės per likusius 2 turus. Tiesa, svarbi pergalė kainavo brangiai. Matthew Nilsenui įtrūko Achilo sausgyslė ir medikų prognozėmis vienas svarbiausių ir stabiliausių Lietuvos Ryto krepšininkų negalės žaisti nuo 4 iki 6 savaičių. Kitose B grupės rungtynėse Salonikų Aris Stambule netikėtai įveikė FS Pilzen ekipą. Hanno Motala nugalėtėms pelnė 22 taškus ir sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes. Zagrebo Cibona dar labiau susikomplikavo savo šansus pralaimėdama Prancūzijoje. Lemano komandai tai buvo pirmoji pergalė, kuri svarbi nebent psichologiškai. Tuo tarpu kroatų pralaimėjimas reiškia, jog į top 16 lieka tik tai vienas kelialapis. Vietą top 16 užsitikrino vakar šventė Barcelonoje sugadinusi Romos Lokomotiką, kuris sugebėjo parklupdyti Barceloną ir su 6 pergalėmis jau gali būti rami. Svečiai iš pirmųjų 13 tritaškių pataikė net 11. Cibonos pralaimėjimas atvėrė duris į kitą etapą ir Stambulo Fenerbahče Ulker klubui, kuris savo turo rungtynes žaidžia šiandien. Paskutiniajame ture lieka išsiaiškinti tik tai geriausia 16 komanda ir aišku grupių lyderius. A grupės laimėtojas jau aiškus, tai Maskvos CSKA klubas vakar namuose įveikė Stau Ceramiką. Ramūnas Šiškauskas nugalėtėms pelnė 9, Simas Jasaitis svečiams 4 taškus. Antroje vietoje įsitaisė Sienos Montepaski vakar lengvai susitvarkiusi su Sopoto Prokom Trefl komanda. Kšištofas Lavrinovičius pelnė 8 taškus, o Sopoto lietuvių indėlis buvo kuklus. Tomas Masiulis pelnė tik 3, o galbūt Montepaskio nariu tapsiantis Donatas Lanina tik tai 2 taškus. Italų klubo Žalgiris pavyti jau praktiškai negali, tačiau A grupėje dar gali užimti 3 vietą. Iki jos 2 žingsniai ir pirmąjį reikia žengti šį vakarą.